Ar jūs pastebėjote, kad galite keisti miestus, darbus, partnerius, tačiau tam tikri modeliai vis tiek mus pasiveja? Jo, pavyzdžiui, kitas žmogus, tačiau nauja draugystė, tačiau ta pati panaši dinamika draugysčių kaip ir iš praeities. Jo, naujas veidas, bet panašus nemalonumas, panašus nepamatymas. Kita galimybė, tas pats dvejojimas. Jo, vėl kažkoks pasiūlymas ir vėl, pavyzdžiui, dvejoju, ar aš galėsiu. Kita situacija, jo, tas pats vidinis konfliktas. Kartais atrodo, kad gyvenimas kartojasi, jisai nekartojasi. Kartojasi mūsų žvilgsnis į jį. Mes per tą patį linzę žiūrim, per tą patį baimės modelio linzę. Jo, daugelis žmonių nekuria savo gyvenimo, todėl kad jie tiesiog bando išvengti savo praeities skausmų. Vengimas nėra kūryba. Kai kažkas praeitie įskaudino, atstūmė, išdavė, pažemino, kažkokią neteisybę įvyko, mūsų nervų sistema padarė tylų sprendimą ir pasakė, daugiau niekada. Nuo tada, kas atsitiko, mes ne tik neinam link gyvenimo, jo, tačiau slepiamės nuo skausmo, vengiam kitų santykių, vengiam stipriau pajusti kažką. Vėl gyvenimas pastatytas ant vengimo ir baimės, vis tiek suksis aplink tai, nuo ko tu bandai pabėgti. Ir apie ką pergyvensi, tas ir nutiks. Nes visata neklauso mūsų norų ir klauso mūsų nervų sistemos. Tai ką nervų sistema kartoja, tą mes ir patiriam šiame gyvenime. Tai pavyzdžiui, mano galva gali sakyti, aš tikrai noriu meilės, tačiau mano sistema skanuoja visą laiką išdavystę. O kodėl nepaskamo, kodėl neparašė, kodėl nepadarė, kodėl ne, aš pamatysiu išdavystę ir aš ją vėl susikursiu ilgainiui. Jeigu aš sakau, aš noriu sėkmės, tačiau mano nervų sistema visą laiką laukia nesėkmės. Taigi ir sulauksiu. Vietoj to, kad pamatyčiau palaikymą, vis tik matysiu, kas manęs dar nepalaiko. Tai vėl, ką aš skanuoju, ko aš ieškau, nuo ko aš bėgu, tą aš ir susikursiu savo patirtie. Sakom, kartais norim plėstis, jo, norim augti, norim kitą lygį eiti gyvenimo. Tačiau nervų sistema prisimena praeitį ir griūti ten kažkokią tai, jo, ir vėl skausmingą įvykį ir pradėdi slėptis pats nuo savęs. Susitraukiai, jo, ir meti visus planus ir taip toliau. Ir tada vietoj kūrybos vėl atsiranda reakcija. O reakcija tai tiesiog praeitis su nauju veidu. Reakcija, idealiai čia, praeitis su nauju veidu. Jeigu reakcija jumis gyvena ir jinai vyko šiuo momentu, jinai jumis gyvena. Jeigu jinai jumis gyvena, jinai yra vykus senai. Jo? Tai labai įdomu. Tikrasis gyjimas vėl nėra vien kalbėjimas apie tai, kas skaudėjo, apie tą praeitį. Tikras gyjimas įvyksta tada, kai tavo nervų sistema nebeturi tave saugoti nuo praeities, kurios jau nebėra, nebeturi tave saugoti nuo gyvenimo, jo, nebebijo ateities, tada nervų sistema visiškai atsipalaidavus ir tą nuostabiai gydyti. Nes ateitis nebegimsta iš baimės, o gimsta iš visiško pasitikėjimo savimi. Ir išeiti iš tos baimės režimo reikalauja to, ko daugelis iš tikrųjų vengia. Radikalaus sąžiningumo su savim. Drąsos priimti atsakomybę už savo vidinį pasaulį, už savo vidinę būseną. O su tuo aš ir dirbu. Jo, tai yra nepaviršutinė motyvacija, tai nėra apie kastymąsi praeitie, tai yra jūsų gilių modelių, jo, pasąmonės, vidinių programų, kurios formuoja tavo realybę. Jos jau susiformavusi, tačiau tai nėra jūsų tapatybė, tai yra programos. Jūs esat viskas, kas tik nori būti. Aš tikiuosi, kad tai padeda susimastyti ir labai dėkui, kad jūs čia visi esat. Jeigu kas norite pažvelgti į savo modelius, emocinius ciklus, sakyčiau, nervų sistemos reakcijas ir ar energetinius įspaudus, vėl, kurie formuoja mūsų patirtį čia ir dabar, galite užsiregistruoti skambučiui su manim. Arba klasę neužilgo lietuviškai irgi prisijungti. Apkabinu ir dėkoju visiems už jūsų buvimą.